Kokios nuotaikos? Pagaliau atsikračius to jungo. Ne, taip dviprasmiškos nuotaikos yra, bet aš galiu pasakyti, kad tikrai puikios nuotaikos, bent jau asmeniškai mano. Vien dėl to, kad 8 laidos iš 10 ir dar dalyvavimas visų finale, tai praktiškai 9 laidos iš 10, tai yra didžiulis pasiekimas kaip tokio mažo krašto kaip mūsų. Ir Tauragė, Jurbarkas, Šilalė, Pagėgiai tiesiog susivienijo bendrom pajėgom. Sakau, didvyriai yra titanišką darbą nudirbę. Su jais praktiškai gali eiti tikrai į bet kokį karą, nebūtinai vien į chorų karą, gali eiti ir į bet kokį karą. Su didvyriškais žiūrovais, kurie sėdėdavo už televizijos ekranų ir balsuodavo, tikrai visą laiką susiimdavo ir šį kartą taip pat drąsiai susijėmė. Na, ne viskas yra padaroma, žinoma, bet mes stengiamės ir jie stengiasi. Iš tų gražių pastangų gavosi tas rezultatas, kuris gavosi, o jis, mano nuomonė, tai yra tikrai puikus ir nuostabus. Liudai, išduok paslaptį dabar, koks choro likimas? Choras tikrai jis išliks, nes jau yra numatyti 7 koncertai ir tarp kitko visi pakol kas turėtų mūsų krašte vykti, tad žiūrovai galės puikiai susipažinti su mūsų veikla, pasiklausyti mūsų dainavimo ir tiesiog pasidžiaugti visų mūsų pergalę. Ar pateisino choras tavo lūkesčius, kai ėjai chorų karus? Su kaupu. Aš galvojau, kad mes neišsilaikysim iki 4 laidos, bet kad iki 8, tai nesitikėjau net. Ačiū visiems, ačiū visam kraštui, ačiū Tauragiai, ačiū Šilalei, ačiū Jurbarkui, ačiū Pagėgiams. Tikrai padarėme visi, ką galėjome. Be jūsų pagalbos mes nebūtumėm nei truputėlį pasiekę tai, ko pasiekėm dabar, o pasiekėm tikrai visi kartu labai daug. Ačiū.